šiandien aš norėčiau daryti trečiąjį videologą, dabar aš girdėsiuos, nes per praeitus videologus aš visai nesigirdėjau, aš labai nusiminiau dėl tų komentarų iš tikrųjų ir dabar tikiuosi aš girdėsiuos. Taigi, palaukit, aš tuoj parodysiu kai ką. Po antro vlogo jinai jau paaugo. Jinai pasidarė tokia jau piktesnė. Pilke, pasakyk ką nors. Nežinau, ar girdėt, bet jinai ten sakė labas. Jum, žiūrovai, jum! Jo, taigi, labai prašau, žiūrėkite, kad ir jisai yra nesąmoningas, bet man tikrai reikia subscribe-ų. Aš nenoriu atsilikti. Iš tikrųjų, nes mano draugė irgi tokia, pasaulinės Emilijos vlogai irgi, tikrai atsilieka. Nes bent jau gerai, kad bent jau žiūrit, nes tikrai aš laukiu daug peržiūrų, dar nemačiau kiek pasižiūrėti. Šiandien, dabar, kai nufilmuosiu šitą video vlogą, būtinai eisiu pasižiūrėti. Nes iš tikrųjų man labai įdomu ir nežinau, gal nauji komentarai manęs laukia. Reikia tikrai pasižiūrėti. Ir jo. Keibė, valgyt, sakau, oi. Keib, nuėjo valgyt. Ir prašau, jeigu dar rodo, tai būtinai nueikite šitą filmą. Šitą? Labai įdomus pasaka. Ten, kaip vienas išgelbėjo kitą, ten princas, jis turėjo 12 brolių ir pats buvo 13. Tai jisai norėjo neatsilikti, tai norėjo papjauti tokios vienos vatala. Va šitą norėjo, žinokit, nupjauti kažkam. Žinau. Bet Ana, va šita jo sesė, neleido ir bet jinai būtų vis tiek sušalus, nes ta karalienė turėjo tokių galių, kuri galėjo sušaldyti širdį. Nebūtinai ten širdį, tiesiog sniegu galėjo padaryti rankomis sniego. Ir netyčia davė jai širdį. Ir tada nuo to laiko, o šiaip vaikystėj, jai davė netyčia į galvą, nes ta Ana, taip vaikystėj, žinot, šokinėjo labai greit, o jinai dėjo tos, žinot, kalnus, kad jinai nenukristų. Ana per greit ir šitą, ta karalienė nebespėjo, jos vaikystė, čia buvo sesės. Ir tada tai buvo, kad pataikė į galvą, nuėjo pas trolius, kad nebegirdėtų ir jo. Taigi, ir šiandien jau ne į temą kalbuos, bet šitą vlogą gal kaip ir jūs pastebėjote, aš pavadinau nesąmonėm, nes nesugalvojau ką šnekėti, taigi prisiminiau tą knygutę ir pašnekėjau apie tą filmą. Tikiuosi jums patiko. Subscribe, share, nežinau ką reiškia share, bet vis tiek share, subscribe, žodžiu subscribe, like and comment. Tuos 3 dalykus būtinai darykit. Ir mes abidvi atsisveikinsim su Pilke. Ate. Viso gero.